Nemenčinė seniūnija yra Vilniaus rajono šiaurės rytuose. Ji ribojasi su kaimyninėmis Bezdonių, Buivydžių, Sužonių, Riešės, Paberžės ir Nemenčinės miesto seniūnijomis. Nemenčinės seniūnijoje gyvena beveik 4000 gyventojų. Seniūnijoje yra 108 kaimai. Didžiausios gyvenvietės tai Didžiosios Skabiškės, Rudausiai, Kreivalaužiai, Tuščiauliai, Eitmėniškės ir Raudonvaris. Šie 2023 metai Nemenčinės seniūnijai buvo itin darbingi. Būtent šiemet pagaliau buvo įgyvendintas ne vienas ilgai lauktas projektas. Šiemet buvo baigti 2 seniūnijos gyventojams svarbių tiltų remonto darbai. Po ilgų remonto darbų pagaliau atidarytas kultūros paveldo saugomas Raudonvario tiltas, kuris jungia padalintą Raudonvario kaimą. Taip pat Santakos kaimo gyventojai gali saugiai naudotis atnaujintų pėsčiųjų tiltu per Žeimenos upę. Visos medinės konstrukcijos buvo pakeistos į saugias metalo konstrukcijas, todėl dabar gyventojai gali saugiai pasiekti kitą Žeimenos upės krantą, kur yra gyventojams svarbus objektas traukinio stotelė. Kreivalaužių kaimo gyventojai, Taikos gatvės 4 ir 2C daugiabučių gyventojai galės sausai pasiekti savo namus be guminių batų, nes kaimo itin probleminėse vietose 2022 metais buvo parengtas lietaus nuvedimo sistemos projektas, o 2023 metais projektas buvo įgyvendintas. Šiais metais buvo išasfaltuota 450 metrų Stripūnų kaimo Stripūnų gatvės. Ši kelio atkarpa buvo itin probleminė. Prieš tai buvęs žvyrkelis neturėjo tvirtos kelio pagrindo konstrukcijos. Gruntas buvo itin molingas, todėl rudenį ir ankstyvą pavasarį kelias nuolat buvo nepravažiuojamas ir nesaugus. Esama Stripūnų gatvės žemės sankasa buvo iš silpnų gruntų, kurios pakeitus ir įrengus tvirtus pagrindus buvo įrengta asfaltbetonio danga, užtikrinanti saugų ir patogų privažiavimą iki gyventojų namų. Asfaltuoto kelio sulaukė ir Piliakalnių kaimo Kalnelių gatvės gyventojai. Išasfaltuota visa Kalnelių gatvė. Kartu su gyventojais džiaugiamės, kad pavyko įgyvendinti ilgai lauktą projektą. Kalnelių gatvė veda prie gamtos ir kultūros paveldo objektų – Nemenčinės, Piliakalnių, Priešpilių ir gyvenvietė. Kelininkams pavyko išspręsti Kalnelių gatvės dilemą. Dėl kalvoto gatvės kraštovaizdžio reljefo pavasarį polaidžių metu žvyrkelio danga būdavo pilnai sugadinta, privatų žemės sklypai užlieti, todėl buvo įrengtas pokonstrukcinis kelio drenažas užtikrinantis žemės sankasos stabilumą. Saugių kelio eismo sąlygų užtikrinimui taip pat buvo atlikti ir pažvyravimo darbai. Pailgis kaime privažiuojamo kelio prie sodybo nuo kelio 102 Vilnius Švenčionys Zarasai pažvyruota 479 metrai. Raudonvario kaime, Raudonvario 1 gatvėje buvo pažvyruota 257 metrai atkarpos. 2023 metų pavasaris buvo nepalankus žvyrkeliams. Nemažai seniūnijos žvyrkelių atkarpų tapo tiesiog nepravažiuojamomis, todėl buvo skirta papildomų lėšų polydžio padariniams likviduoti. Nemenčinės seniūnija vykdo nuolatinę vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą. Nuo ankstyvo pavasario, kai išeina iš grunto įšalas, prasideda žvyro dangos priežiūra. Tai yra žvyrkelių profiliavimo darbai, dangos stiprio atkūrimas pridedant žvyro medžiagų mišiniu. Kartais sulaukiu skambučių iš gyventojų su pastaba, kad seniūnija nelygina žvyrkelių. Šitoj vietoj noriu patikslinti, kad atsiradę žvyrkelių defektai šalinami atsižvelgiant į oro sąlygas. Žvyrkelių negalima tinkamai suprofiliuoti esant įšalusiai arba per daug šlapiai dangai. Taipogi tinkamo profiliavimo efekto nepasiekiame greideriuojant žvyrkelį, kai yra labai sausa kelio danga. Nemenčinės seniūnija vykdo nuolatinę kelio elementų priežiūrą vasarą. Kiekvienais metais sustipriname asfaltuotų kelių kelkraščius. Ūkio būdu seniūnijos darbuotojai užpila iki briaunų žvyro mišinio papildomą sluoksnį, sutankina sluoksnį su vibro plokšte, taip apsaugodami kelio elementą nuo apgadinimo. Kitas svarbus kelių priežiūros aspektas – tai pakelių šienavimas bei valymas nuo krūmų.
Šienavimas padeda saugoti kelio konstrukciją, gerina matomumą. Nupjovus žolę ir krūmus, saugoma kelio danga. Kelkraštyje vizualiai praplatėja kelias, prasiplečia vairuotojo matomumo laukas. Prižiūrint pakeles, važiuoti keliu tampa saugiau, nes atsiveria kelkraščiai, grioviai ir šlaitai. Nupjauta žolė ne tik pagerina važiavimą keliais, bet ir leidžia anksčiau pamatyti besiartinančius prie kelio laukinius gyvūnus. Neužstoja ženklų. Dar vienas nuolatinis vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros aspektas – tai kelių šlavimas, ypač po žiemos sezono, kada keliai yra intensyviai barstomi žvyro ir druskos mišiniu. Taipogi seniūnija pavasarį ir rudenį šalina tokius kelio defektus kaip išdaužos, įrengiama nemažai įvairių kelio ženklų nuo gatvės pavadinimo iki saugių eismo priemonių. Žiemos sezono metu įdedama nemažai pastangų, kad seniūnijos gyventojai saugiai pasiektų savo gyvenamosius namus. Keliai yra intensyviai valomi nuo sniego bei barstomi smėlio ir druskos mišinio nuo plikledžio. Per 2023 metus Nemenčinės seniūnijoje buvo išdalinta parama iš Maisto banko. Paramą gavo 220 šeimų, iš viso buvo išdalinta 15 tonų produktų. Ilgai lauktas mūsų seniūnijoje buvo gatvių apšvietimo modernizavimo projektas. Naujų, ekonomiškų, modernių gatvių apšvietimų jau gali džiaugtis Nemenčinės 2, Kukutiškių, Piliakalnio, Didžiųjų Kabiškių, Sirvydiškių, Eitminiškių ir Rudausių kaimų gyventojai. Gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas leis ne tik sumažinti elektros energijos sunaudojimą ir seniūnijos patiriamas išlaidas gatvių apšvietimo eksploatacijai ir priežiūrai, bet ir tuo pat metu prisidės prie saugios aplinkos vietos gyventojams sukūrimo. Taip pat bus galimybė automatiškai reguliuoti apšvietimų srautą bei nustatyti apšvietimo sistemos sutrikimus. Gatvių apšvietimo modernizavimo projektas buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Taipogi Nemenčinės seniūnijoje buvo įrengtas parkinis apšvietimas dviejose didžiosiuose mūsų skveruose, tai yra Didžiųjų Kabiškių kaime bei Kreivalaužių kaime. Taipogi buvo pakeisti seni šviestuvai į naujus modernius šviestuvus Gaukštonių kaime. Gyventojų ir svečių patogumui bei maloniam laisvalaikio leidimui gamtoje Didžiųjų Kabiškių skvere buvo išvalytas tvenkinys ir įrengti pėsčiųjų takai. Mūsų seniūnijos jaunimas labai džiaugiasi Rudausių kaime skvere įrengta futbolo aikštele su dirbtinė danga. Mūsų seniūnijoje gyvena nemažai jaunų šeimų. Stengiamės, kad tiek vaikai, tiek jaunimas savo gyvenvietėse turėtų galimybių aktyviai ir turiningai leisti laiką sportuoti. Nemenčinės seniūnija taipogi rūpinasi Gėlos ežero viešąja erdve. Kiekvieną pavasario ir vasaros dieną prasideda nuo Gėlos ežero pakrančių tvarkymo, kad Nemenčinės seniūnijos gyventojai bei svečiai džiaugtųsi poilsiu sutvarkytoje ir išskirtinės gamtos apsuptoje aplinkoje. Nemenčinės seniūnijos kiemsargiai pasirūpina tvarka ir kitose seniūnijos viešose erdvėse. Nuolat vasaros sezono metu yra šienaujami skverai Didžiųjų Kabiškių, Rudausių, Eitmėniškių, Kreivalaužių ir kituose kaimuose. Didelis iššūkis tenka rankiniu būdu nušienauti mūsų Nemenčinės piliakalnį.